Tu ką, vėl keliaujantį mangą įsijungiai? Dar vienas video, tik šį kartą jau nebe iš Tailando, o iš Vietnamo. Prasideda nauji nuotykiai. Planas, kaip visada, ganėtinai chaotiškas. Iš Da Nango varysim į Hue, į tokį miestą. Tenai praleisim porą naktų ir iš Hue varysim į Hanoj su sleeping trainu. Tai labai nieko daug neplanavom, dar net neturim nakvynių Hue. Tai tiesiog tokio ekspromtu, nes neturėti plano yra geriausias planas, taip? Taip. Mes kur nusipirkom bilietus, tai parašyti, kad čia reikia laukti, padaryti check-iną, bet kaip matau, čia tiesiog tvarko kažkokias lempas, mes bandėm čia parodyti savo bilietus. Niekas nieko nežino, tai nežinau. Mes dabar laukiam autobuso, dabar yra po 5:10, mūsų autobusas už 20 minučių, bet negarantas, nes jis gali vėluoti ir valandą, ir 2, o sutikom dar kitus bičiukus, jie čia laukia 5 valandos autobuso. Tai žodžiu, kaip visada klasika, niekas neaišku ir niekas nesuplanuota. Ir su manimi yra Česteris. Pasikviečiau Česterį iš Lenkijos į Da Nangą. Va čia tie bičiukai laukia 5 valandos autobuso, bet jau po 5:15 ir autobusas neatvažiavo, tai nieko gero nežada. Pasitikėjimo nekelia ir tai, kad čia turėtų būti kaip ir, čia kino vieta, tu ateini, parodai bilietą, ten tave patikrina, tai realiai nuotraukos, kas biliete, atitinka realybę. Ir čia matosi, kad yra ten travel, visokios lokacijos, kur nuvykti, bet tuo pat metu tiesiog bičiukai viduje tvarko lempas, žibintus, motorolerių, nežinau, žodžiu, čia kelionė prasideda Azijos stiliumi. Gerai, truputėlį keičiam taktiką, nes čia tikrai nieko gero nežada tas laukimas žvaigždės iš dangaus. Tai aš Česteriui pasakiau, kad jisai pažiūrėtų, ar netvaro autobusas. Ir jeigu jisai atvaro, kad jį sustabdytų ir pašauktų mane, o aš einu, matau, čia kažkokį autobusų stovi. Va, čia stovi kažkokie autobusai, tai aš bandysiu nuvaryti tenai ir paklausti, gal čia mūsų autobusai? Eismas atrodo maždaug taip, dabar bandysim eiti per gatvę kažkokį tai būdu, neįsivaizduoju kaip, bet reikės pereiti. Aš manau, tiesiog kaip per tą žaidimuką. Eini. O, pavyko. Gerai, čia truputėlį maiviausi, šiaip jau Vietname nemažai esu, tai čia tokias gatvės pereiti jau tapo tiesiog kasdienybė. Eini tiesiog ir tiek, ir žiūri, kad nenumuštų tavęs. Ne, čia kažkoks autobusų plovimo vieta yra, tai false alarm. Visos akimirka autobusas mūsų, atvyko, vėluoja, tik tai, kiek jisai vėluoja? 15 minučių, bet tie bičiukai laukia nuo 5, tai jiem vėluoja 40 minučių. Jie netikrina bilietų, dėl ko? Gal patikrins, aš manau. Žiūrėkit, su kokio autobusu lėksim. Reikia nusimauti batus prieš įlipant, kaip į namus, į svečius. Anyway. Come on. Chuẩn thú như trò để mẹ đặt dưới đây. Va, įdėjo batus į tokį. Žiūrėk, o čia miego žinoma. Kind of clever about those shoes.
Yeah, I mean... This one, yeah? Okay. With Chester, we would like to be with each other, in front of each other. The driver was screaming something, but fuck the driver, yeah? Nu, man tai čia labai negražiai matau. Išlindo pas tave tas paaugliškas Jurbarko maroziukas. Patinka man šitas autobusas, blemba. Žiauriai reikia čia truputėlį pafilmuoti reiti pas Chesterį, nes turime gėrimuko. Tai už autobusą sumokėjome 7 eurus, važiuosim 2 valandas su pusę ir va, esu tokiam savo kaip privačioje lovytėje, va, galima atsigulti. Šiaip tai patogu, ta prasme. Tikrai žymiai smagiau negu sėdint keliauti, kaip ir minėjau, 6 euriukai, 2,5 valandos. Tikrai bus maloni kelionė. Va, yra pilna vietos, gražus vaizdas pro langą, užsitraukia užuolaidos. Yra 1 aukštas, 2 aukštas, bet aišku, 1 aukšte niekas nenori ir va taip atrodo viskas ganėtinai paslaptingai. Va taip viskas atrodo iš išorės. Ateini į savo kambariuką, užsitrauki, žiūri pro langą, skaitai knygą arba žiūri filmus. Nu, tikrai, aš esu sužavėtas. Atvykom į savo lokaciją, bet atvykom su vanu, nes vidury kelionės, nu kaip vidury, likus ten gal kokią 30 minučių iki kelionės galo, atėjo, sako, viskas, jums reikia perlipti į minivaną, tai mūsų patogi kelionė baigėsi. Ir mes jau atvykom į Hue ir čia mus paleido prie Night Marketo kažkokio, čia veiksmas vyksta, vaisius pardavinėja, banmy siūlo. Žodžiu, vyksta dalykai. This direction, all right. Buffet. Pasidėję daiktus, varysim į barbecue bufetą. Tai mes įsinuomavom viežų butuką su 2 kambariais. Vienas yra geresnis, kitas yra blogesnis, tai mesim pamarskomų ir nuspręsim laimėtoją. And let it go. Let it go. Čia matau bus gražu šitam mieste. Yeah, I'm here, buddy. I'm here. Filming and following you. Yeah, like when I was coming to France for 2 weeks. Yeah, true. I agree with you. I think this is Check it on the map, please. yeah. Nu, čia dar aš nieko beveik nepamačiau, bet vaibas čia tikrai geras. Jau gus toks ir labai noriu įsisuka, ta prasme jau. Ir autobuse norėjau, po to ir minivene norėjau, tai greičiau. Liko čia jau apie porą minučių. Aš manau, jie meldžiasi. They praying, right? You say so? Look. Čia vyrukas Lola kapoja. Sorry? What he's saying to me?
meldžiasi čia. Come on. Va, mūsų viešbutukas. Labai geroj vietoj ramiai. Atrodo visai nieko šiaip. Jaukus. Aišku, kaip ir visur pridera, nusimaunam batukus. Hello. Yeah, sure, thank you. Sorry for being late. Ta prasme, atėjau į tualetą, pamenat, aš skundžiausi, kad į tualetą noriu čia tiesiog iš lubų laša vanduo, pilna čia vandens visur. What the fuck, tiesiog. Va, tiesiog laša vanduo ir pilna čia vandens. Nu, tikiuosi, kad kambarį taip nebus. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Ir aišku, kaip kiekvienai deramai vietai reikia pasitikti savo svečius su welcome drinksu. Lemon water with sugar. Nice. If you 9 o'clock. 7:30 to 9 o'clock. 9 o'clock. Breakfast, yeah? Breakfast. Here, yeah? 7:30, 9 o'clock. Yeah. Okay, nice. Here? Or? 7:30 to 9 o'clock. Yeah, okay. But it's gonna be here? Breakfast? Breakfast here? Yeah. Okay. Tiesos akimirka, kaip atrodys mūsų apartamentai. $204. 204. All right. 204 with a balcony and stuff. Number 203. Okay, that's the same thing. 203. Ah, so it's same. Yeah, nice. Yeah, okay, cool. All right. All right. Thank you. Water hot. Yeah. Hot water. Here? Hot water. Okay, yeah. Hot water. Okay, sure. Mes šiaip kitai bukinomės, vienas turėjo būti apačioj, kitas balkoniuku, bet abudu beveik vienodi, vienam tiesiog daugiau lovų ir tiek, bet jauku čia šiaip iš tikrųjų. Čia toks kaip, nežinau, kaip itališkas kiemelis atrodo. 1, 2, 3. Su dviem kambariais, vienas yra geresnis, kitas yra blogesnis, tai mesim pamarskomų ir nuspręsim laimėtoją. 1, 2, 3. Wow. I win. Only one? Not Yeah, like the three? In no. Poland we always... Yeah, Chester. Tai aš laimėjau pamarskomų ir galiu rinktis kambarį. Tai dabar reikia apžiūrėti ir įvertinti. Chesteris sakė, kad aš šituo naudotis negaliu. Uždraudė man. No, I mean, sorry Chester, but this room is trash, man. You know, like, it has a soul. So we'll pay more. Come on, man. That was the deal, but... Can I use your terrace, no? Viskas, išsirinkau savo kambarį, Chesteris pralaimėjo, tokios yra taisyklės. Viskas. Valgyti, kaip ir jau minėjau, varysim pavalgyti į barbecue bufetą Eat All You Can sėdėsim, valgysim ir valgysim. 15 minučių eiti iki barbecue bufeto. Ir mes su Chesteriu vienbalsiais nutarėm, kad visai čia geras vaibas toks. Mažesnis miestelis, lyginant negu su Danangu. Nėra aukštų pastatų ir toks tikrai labai fainas. Tai rytoj kažką reikės sugalvoti, nuveikti. No, it's a pizza company. Okay.
Tai būsiu jūs apgavęs, neįsimės į tą vietą, nes supratom, kad jinai yra prekybos centre, tai neįdomu taip, ta prasme, ten eit, sėdėtame prekybos centre, maistas, tikiu, ten būtų buvęs labai geras tas bufetas, bet, tai įsirinkom tokią labiau vietinę vietą, tenai gal nebus bufetas, bet ten vis tiek bus galima pasigrilinti savo maistą, tai Česteris iškvietė taksi, nes mes jau alkani daromės. Pikti čia 9 minutės pėsčiom, bet pasirinkom taksi. Kelionė truko, nežinau, gal 3 minutės ir mes jau kažkur čia. Tiesa, nesam tikri, bet tuoj Česteris per telefoną viską suderins. Va, mūsų vietelė. Bong Barbecue Garden. Aš tikiuosi kažko iš šitos vietos, iš tikrųjų, nes review nėra labai daug. Ui, atsiprašau. Yeah, this is the place, man. This is the place. Labiau local vietelė. Labiau local. What do you think about, like, this table or... Okay, yeah. Okay. Va, Česteris jau skanuoja meniuką. That one? Yeah, you can edit. Dabar renkamės maistuką. Į tokią vietą atėjus nėra išversto meniu, bet mes kažką užsisakysim. Tikrai kažką užsisakysim. Tikiuosi greitai atneš maistuką ir čia jo bus daug. Beveik į kiekvieną restoraną labiau vietinį atėjus visada duoda kimči. Ką, jau čia pradėjo mus lepinti, neša maistelį, tai tuoj viską slyvų vynas. Tada užsisakėm bananų vynas ir jau atnešė mum vieną lėkštę. Padeda vat tokį dalyką su sviestu, čia bus skanu. Yeah, that was good. Tai čia mūsų pirma griliuko lėkštė. Mes dar vieną buvom užsisakę, bet kažkaip abejojom, kad bus per daug. Tai, žodžiu, neša dar. Čia yra papildoma jautiena, užsisakėm, salotos ir... Yeah, garlic, žodžiu, čia bus smagu. Maybe I shouldn't. Maybe I should. Show me the plums inside, like it's natural stuff. Oh. See? Nice. Atėjo, pamatė, kad mes čia žioplinėjom, tai sako, padėsiu aš jiem, nes jie čia nesusigaudo, ką daro. O, čia jie dar ir padažą užpila. Okei, mes tai būtume nedarę. No, for sure. Oh. This is the way, Chester, this is the way. Dar kartą pasikartosiu, žiauriai gerai, kad įsirinkom vietinę vietelę, nes aš esu išbandęs barbecue, esu išbandęs hot pot, bet čia toks in between ant sviesto pritepa a good man. Chester is a good man.
Čia yra nealkoholinis vynas. Atrodo viskas čia fantastiškai. Nu, labai smagučiai iš to verdančio, kepančio dalyko išsimti ir gauti. Ir supainiojau užsakymą mums, mes susisakėm keptų ryžių, atnešė keptus noodlesus, bet kai toks servisas, tai nei pusę žodžio nepasakysim. Vieną griliuką jau sudorojom ir aš įsiprašiau dar vieno. Česteris sakė, maybe no, bet sakau, davai. Dar vieną. Ką, atėjo mūsų griliukas, dar vienas, tik šį kartą truputėlį kitoks. Lepina. Yeah. Third week, but I was in Ghana. Ta padavėja tiesiog yra nuostabi, labai draugiška, viskas sužinojom apie ją, mokinasi čia, su savo vaikinu susipažino šitam restorane ir pasakė, kad reikia mėsytę įvynioti šitą lapą. O tas lapas man primena rūgštynę. Kombinacija? Fantastika. Kiek čia šitas visas malonumas kainavo, jūs manęs klausėt, aš tiksliai nepamenu, bet man atrodo, kad nuo 10 iki 15 eurų per žmogų maksimum, labiau galbūt esu linkęs link 10 eurų, o puota tikrai buvo galinga. Va, tiesiog vidury Hue miesto, neįsivaizduoju net, kur esam, sėdim ir mėgaujamės draugišką atmosferą. Ir mes su Česterium pasikalbėjom, kad čia žmonės yra gerokai draugiškesni. Čia galima pamatyti tokią tikrą vietnamiečių kultūrą, nes Danange tai žmonės vietiniai tokie labai pasiknisę nuo tų turistų matosi, nes į tą miestą tiesiog atvažiuoja tokie kaip aš, digital nomadsai, kurie gyvena ten jau ilgą laiką ir tiesiog būna savo bendruomeniai, nesistengia net integruoti su vietiniais. Ir tas Danange labai jaučiasi, tu turi tą tokią turistukų lokaciją ir tada yra visai kita, tai taip, sunku čia taip paaiškinti, bet reikia pamatyti, nes gus čia, ta prasme, visiškai kitaip žmonės draugiškesni ir skirtumas pavažiavus 2 valandas jaučiasi labai didelis. Viskas, uždarom dieną, gulim lovytėje, dabar yra 1 valanda kažkur ir einam ilsėtis. Rytoj realiai visiškai nieko nesuplanavę ir rytoj laukia tokia keistesnė diena, nes atvyksta dar viena porelė iš Portugalijos, man atrodo, tiksliai nepamenu, susipažinom žaisdami tinklinį, tai žodžiu, jie prisijungs prie mūsų ir Česterio, tai visiškai jokių planų neturim, tiesiog įsinuomosim motorolerius ir kažką čia veiksim, tai nežinau, kaip reikės su video daryti, nes jau ir prie Česterio, taip jau nežinau, ten integruoti, neintegruoti, rytoj bus dar įdomiau, bet gera bus patirtis, nes aš kaip ir darau video lietuviškai, bet jie išneku angliškai, tai toks, žodžiu, bus įdomu. 5, tai iki pasimatymo rytoj, nes rytoj laukia įdomi diena tikriausiai. Įdomi diena rytoj laukia. Labanakt. Dar viena diena Vietname išaušo Hue mieste. Gražus rytas, karšta.
Karšta tai ne tas žodis iš tikrųjų, čia karšta tai lengvai pasakyta. Atsigėriau kavytės, atsikėliau, susiruošiau, einu dabar į kirpyklą, nes nežinau ar matosi, susigadinau kažkaip plaukus, čia visada tokie spygliai greitai išlenda, tai žodžiu, reikia nusitriminti šonus, nusiskusti taip labai trumpai. Pasidarysiu, tai pažiūrėsim, ar pavyks susikalbėti su kirpėjais, nes kalbos barjeras kartais pakiša kojų. Atsišviežinau, atsinaujinau, kaip atrodau, manau, kad labai gerai. Blemba, nes jie va čia taip labai trumpai kerpa mane, kai pirmą kartą, kai atvariau į Vietnamą, taip kirpo, bet kažkaip žiūriu. Visai nieko atrodo iš tikrųjų. Visai nieko. Tai dabar varau įsikeisti pinigėlių, nes jau pasibaigė mano monopolio pinigai. Čia ta valiuta pas juos tai labai juokinga. O, kažkas nukrito. Tuoj patikrinsim, kiek aš čia žadu įsikeisti. Man reikia 5 milijonų. Tai čia bus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jo, tai aš įsigryninsiu 5 milijonus, čia bus 170 eurų. Tapsiu milijonierius už 5 kokių minučių. Jeigu vyksit į Vietnamą, patarimas, jeigu vyksit į Vietnamą, visada naudokit TP banko bankomatus. TP bankas visiškai jokių mokesčių. Įkiši kortelę, įsiemi 5 milijonus ir ramu, nes kai kurie bankomatai labai daug čaržina ir leidžia išsiimti tik tai ten po 2 milijonus, po 3, kas yra, tikrai nesąmonė, nes tu įkiši kortelę, įsiimi 2 milijonus, įkiši vėl 2 ir tave kiekvieną kartą čaržina, tai TP bankas laiko patikrintas bankomatas. Va, jau matosi mano TP banko violetinis logotipas tolumoje. Pamenat, aš jums šitą gatvę filmavau naktį. Šitą žiedą, tiksliau, filmavau naktį. Tai aš vėl čia. Aš vėl Vietnamo chaose. Va, pamatę šitą logotipą, žinokit, kad esat pačioje nuostabiausioje vietoje. O tenai jau matau ir bankomatas. Einam išsigryninsim pinigėlių. Va, mano gražuolis, mano vienintelė meilė. Kaip ir žadėjau, per porą minučių, ką tik tapau milijonierium. Atvykau atsigaivinti truputėlį. Norėjau iki Citadelės nuvaryti, bet mama paskambino, tai sutrukdė. Nesutrukdė, bet mes ganėtinai ilgai prakalbėjom. Tai reikėjo labai jau atsigaivinti. Ir dabar yra, nežinau kokią, 12:30 matau. Česteris dar ten tik į dušą eina, nes dar miegot buvo nuvaręs pusrytukų. Aš norėjau apsikirpau, truputėlį pavaikščiau ir vis dar jokio plano neturim. Bet galvoju, kad reiktų su istorija šito miesto susipažinti, nes aš čia nesijaučiu kaip Azijoje. Visiškai, ta prasme, bažnyčių pilna, katalikų labai daug, nes čia prancūzai atnešė savo tikėjimą, buvo kolonijos ir panašiai, tai reiktų gal truputėlį istorijos pasiklausyti apie šitą miestą. Hue yra Vietnamo miestas, turintis turtingą istoriją. Jis buvo įkurtas kaip sostinė Nguyen dinastijos laikais, nuo 18 amžiaus pradžios iki 1945 metų. Miestas garsėja savo istoriniu paveldu, įskaitant imperatoriškąją miestą, kuri yra UNESCO pasaulio paveldo sąraše. Čia taip pat yra įvairių lankytinų vietų, įskaitant istorinės šventyklas ir imperatorių kapus. Hue miestas ypatingas tuo, kad jis buvo Vietnamo politinis, kultūrinis ir religinis centras.
Hue mieste Vietname gausu katalikų istoriškai dėl dviejų pagrindinių priežasčių – prancūzų kolonizacijos ir religijos sklaidos. Prancūzų kolonizacijos metu katalikybė buvo aktyviai skleidžiama ir tapo vienu iš dominuojančių tikėjimų regione. Be to, katalikybė suteikė daug švietimo ir socialinių paslaugų, kas taip pat galėjo prisidėti prie jos augimo šiame mieste. Žodžiu, esame supratot, buvo prancūzų kolonizacija čia, dėl to jaučiama tokia didelė įtaka, nes, kaip ir minėjau, aš čia tikrai nesijaučiu kaip Azijoje, labiau kaip kažkokiam tai europiečių mieste. Dar faktas, aš esu ir nujautrintas šiek tiek, nes jau ilgą laiką gyvenu Azijoje, bet čia tikrai atkeliavus jaučiasi skirtumas didelis. Gerai, prasideda kelionės, mes dabar prie mūsų prisijungė draugai Nicolo and Leonora. Hi guys! Hey! Nice! Ir dabar mes turėjom planą nuvaryti į night marketą ir kažkokia moterytė atėjo ir sako, gal norit su laivuku praplaukt? Mes sakom, gal ir norim, tai dabar varom on board ir plauksim su laiveliu. Go, yeah. Okay. Batų nenusimovėm. Okay. Va, visa šeima šitos valties. Čia netgi maisto yra, čia jie užkandžiavo tikriausiai. O tenai kapitonas su koja valdo laivelį. You need to when I was drinking coffee always it was like if you don't mind having the summer, I hate it. Honestly, it's good. I think it's the aromatic. Oh. He's Italian, he doesn't drink coffee. you are not going to eat our Yeah. Oh, I see the market. Yeah. Kelionė truko kokias 2, 3, 4 minutės gal. Labai trumpai, nes tiesiog perkėlė per upę. Išleidom 100 tūkstančių ant visų, tai čia gavosi po 25 tūkstančius, 100 iš viso yra apie 4 eurai kažkur, po to čia montuodamas tiksliau užmėsiu. Bandome pasiekti marketą ir pavalgyti, bet aš matau, jis toks labai vietinis yra. Aišku, aš dar čia beveik nieko nemačiau, bet pažiūrėsim. Pažiūrėsim, kaip čia viskas atrodys. Aha, kaip ir mano aslė neapgavo, čia yra toks jau tikras turgus, kur galima nusipirkti ko tik tai širdis geidžia visokių vietinių gėrybėlių. The smell, man. Not sure about it. Yeah, it's like a pure local night market. Oh, hello there. Mūsų tikslas yra maistas, mes visi esame alkani, o čia, ta prasme, šitas turgus yra per 2 aukštus, čia visko yra, ko tik nori, nuo visokių, nežinau, kosmetikos priemonių iki rūbų, žaislų, ta prasme,
Visko. On the desk and it would just consume them. Yeah, true. Oh, we enter the meat section. Some cow tongue over there. Mhm. Tiek daug visko, ta prasme. O. Gal širdžių? Nu va, suradom labai. Yeah, sure, let's sit it and dig that food. Suradom labai vietinį tokį kaip maisto štabą pavadinkime. Tai čia dabar mes valgysime maistuką. Einam apžiūrėti, ką čia turi jie. Tradiciškai ryžių makaronai, mėsytė. Ir turiu nuojautą, kad čia viskas bus labai aštru. Gerai, reikia eiti paskaityti meniuką. Taip, tai visi keturiese užsisakėm Ban Bao Hue beef noodles, sakė kaip pho. Mūsų draugai iš Portugalijos, nes jie daugiau visko išragavę yra, tai sakė kaip pho, tik geriau. Man šiaip pho nelabai sužavėjo, tai šito pamėginsim paragauti galbūt žymiai geriau. Ir šėrinimui pasimėm dar ten visokių dalykų, tai po to parodysiu. Ir reikia dabar eiti įsirinkti gėrimuką. Hello, you. You want oranges? Yes, two please. Ir iš čia užsisakėm porą apelsinų sulčių. Atkeliavo jau mūsų pagrindiniai patiekaliukai, reikia pradėti ragauti. Paragavau savo jau pagrindinio patiekalo, tai taip, draugai buvo teisūs. Skaniau žymiai negu pho, suroka, bet gardu. Čia truputėlį noriu įvesti aiškumo. Kaip matote meniu, kainos svyruoja nuo 50 000 iki 20 000. Brangiausias patiekalas yra 50 000, tai 50 000 yra €60, 30 000 yra 96 centai, o 20 000 yra 64 centai. Pigu? Pigu. Dar maistelio atvyko ir net neįsivaizduojam, kas čia yra, bet iš meniu po to parodysiu, ką čia mes užsisakėm. And this is the mix of those two. Yeah? What? Where is the pancakes? Those are the pancakes. Oh, this is the pancakes. All right. I have no idea what they mean. Ir dar maistelio papildymas atvyko. Ai, čia va tie iešmeliai, kiaulienos. Blinelis kažkoks. So, this is the sauce, right? For the namlui. Yeah, Should be like a namlui. Doesn't look like peanuts. No, it doesn't. Nice. It should. Pasiimi ryžiaus lapą, prisidedi gėrybių, susisuki ir ragauji. Yeah, this is the way. Į padažą. Nice. Amazing. Oh, this is pancakes. Išeinam iš turgelio ir dabar varysim į Citadelę visi. Maistas visai neblogas buvo pora dalykų, kur tikrai nepatiko, nei vienam iš mūsų. Toks labai specifinis, bet šiaip overall maistą vertinu tikrai kuo puikiausiai. Iš viso išleidom 400
1000 su arbata, nu tai čia nuo žmogaus, nežinau, po 3 eurus gal tai. Kainos yra, taip švelniai sakant, pavadinkime jas juokingomis. Taip. No, thank you, all good, thank you. Mes susiradom draugų, šitas vyrukas mus seka ir bando mum parduoti turą. Ulele. 1 hour, sako, good cheap prices. Jisai mus tiesiog seka. Tai mes ką tik padarėm posūkį ir žiūrėkit, kas yra fone. Mūsų draugas dar vis nepasiduoda, mus seka ir bando kažką mum parduoti, ne kažką, o tiesiog, kad mes su juo pasivažinėtume. Bet aš nesuprantu logikos, mes esam keturiese, tai ką jisai čia vieną iš mūsų pagrobs, ar tiesiog mus 4 susisodins? Nesuprantu aš šito bičiulio logikos. O, dar vienas. Dar vienas. Čia jau darosi labai juokinga jau. Taip, ir mes jau beveik pasiekėm Citadelę. Yeah, Citadelę. Oh, that's pretty. O, mūsų draugas mūsų nepamiršo. O gal jau ir šiek tiek supyko. Ulala. Very hot. Yeah. Very hot. 1 hour, very cheap. Good cheap guy. Crazy stuff, I mean crazy stuff.